seniai matytos. Kiek aš dariau pertrauką ilgą, buvau priversta tiesiog. Ir ta situacija, dėl kurios ilgai nedariau įrašų, irgi diktuoja šio įrašo šios dienos temą. Galvojau kalbėti kitą temą, ruošiausi, kaupiausi religijai, krikščionybei, krikštui, apeigoms, iniciacijoms, visokiam kitokiam. Bet dabar vis tiek galvoju, pradžiai pakalbėsiu apie ligas. Kas įvyko? Įvyko tai, kad mano vyras 2 savaitės dabar buvo namuose, gulėjo ant patalo, kaip sako, nieks nežino, gydytoja nežino, kas buvo, bet temperatūra kelias dienas laikėsi iki 41, jinai nekrito, vaistai nelabai padėjo, buvo ką veikti iš tikrųjų, čia tuo klausimu dirbo visi pajungti, buvo ir vaikai, ir aš. Ir vat apie tas ligas, o iš tikrųjų, tai kas tada yra ta liga, kai, pavyzdžiui, mūsų atveju ir ne, vat vyro, jokie simptomai, kaip ir netitiko nieko. Nei tai tas, nei anas. Kraujo tyrimai nerodo bakterijos, tipo virusas, bet jokie vaistai nieks irgi nepadeda, liga elgesi kaip bakterija ir taip toliau. Tai sugėrė kursą ir antibiotikų, aišku, tie antibiotikai tą temperatūrą numušė, tai pasirodo kaip ir bakterija gal buvo, bet kraujas bakterijos nerodė. Tai vat sudėtingai čia buvo, iš tikrųjų, žmogus atsikankino ir sunku ir vaikščiot buvo, ir silpna ir taip toliau. Ir ko mes čia tik nedirbom, ir ko mes tik nedarėm, ir ko nematėm, kas tenai yra. Tai vat tos ligos, kas yra. Ligos eina keliais lygiais, keliais sluoksniais. Emocinės priežastys ligų, nes liga vis tiek jinai yra kaip žinutė, kaip stabdis, kaip pranešimas, kurią mes turim perskaityti. Ir jeigu mes perskaitom tą ligą, ką jinai mums nori pasakyti, jinai atsitraukia, mums jau nebereikia rodyti, mūsų nebereikia kažko tai mokinti. Ir paprasčiausios emocijos, pyktis ar ne, sukelia temperatūrą, užverda kraujas, supykau, užsidegiau, užsiplieskiau, susinervinau, sukelia temperatūrą, kadangi, pavyzdžiui, jeigu yra vaikai ir yra ryšys tarp vaikų ir tėvų, dažnai tas mano pyktis jaučiamas nuteka kažkam, nuteka vaikam ir jie gali pradirbinėti savo struktūromis tą emociją neigiamą, tą pyktį, jie gali temperatūrą savo susikelti ir visa tai yra tvarkoma. Jeigu, pavyzdžiui, vaikui pakilo temperatūra, aš atsuku 2 dienas atgal mintyse ir aš praktiškai visada randu situaciją, kurioje man užvirė kraujas, kurioje aš supykau, susierzinau. Tada ką aš darau, aš įsivaizduoju, kad yra tas ryšys tarp manęs ir vaiko, aš tą ryšį išvalau, mintyse sakau, kad aš jį išvalau, atstatau, susigražinu savo negatyvą. Tarsi įsivaizduoju, kad paleidau rašalo dėmę, susigražinu savo negatyvą iš vaiko, atstatau tas struktūras, įsivaizduoju, kaip ten viskas atsikuria, atsistato, pasipaleidžiu gimimo procesus ir dažniausiai vaikas pasveiksta. Vyro atveju tai nebuvo vien tik emocinis lygmuo, ten buvo visko daugiau. Vaikai matė ir tokius kaip astralinius parazitus prilipusius, tai jie gali būti iš visur tiesiog prasileido kažkur jau ten vyro emocijos, o emocijos tokios, kad mūsų gyvenime laukia pokyčiai, jisai tų pokyčių nenori, vengia, bet tie pokyčiai privalo įvykti. Mes turim kraustytis į Čikagą savaitės, arba šį savaitgalį, arba kitą, greičiausiai gal šį. Ir jis nenori į tą Čikagą, jam čia patinka Pietų Karolinoje, kur šilta, smagu, yra jau draugų, bendradarbių savo, tokia labai faina komforto zona. Bet man tai čia nėra ta komforto zona, jo, fainai, bet aš suprantu, kad atėjau ne po palmę sėdėti, man reikia bendravimo, man reikia žmonių. Čia, kur esame lietuvių, yra labai nedaug, jie faini, bet jų nėra daug. Sakykime, Čikagoje aš matau save daug daugiau kažką veikiančią, darančią ir patys vaikai labai nori lietuvių draugų, lietuviškų veiklų, lietuviško maisto ir taip toliau. Tai laukia tie pokyčiai, vyras jų nenori. Ir mes daug kalbėjom ir jo gijimas prasidėjo tada, kada jisai ištarė frazę, kad aš jau susitaikiau. Nes aš jam sakydavau, tu pyksti, tu nenori, tavo kūnas,
duoda, kad mes kaip tik dabar kraustymosi to periodas, o jisai guli, serga, nekyla, ir tarsi jam nieko daryti nereikia. Negali jisai nieko daryti link to išsikraustymo, pats save stabdo tarsi. Ir jisai pasakė, kad sako, man viskas gerai, aš jau susitaikiau su tuo, kad taip bus. Ir tada sakau, ar tu girdi, ką reiškia, kaip skamba žodis susitaikiau, ar ne? Tai skamba kaip, nežinau, einu į kartuves ir jau nieko nepadarysiu, tai karkit mane dabar jau, aš susitaikiau su tokiu likimu, ar ne? Tai kas gaunasi, tai nieko, energija kokia, kokios emocijos darom pokyčius. Tai kai tą jisai suvokė, kai pamatė ir daugiau temperatūra nebekilo, ir jau šiandien išėjo į darbą, pasveiko. Tai su tom ligom, taip jau yra tos tokios paviršinės, peršalimo, skausmų kažkokių, dar kažkokių, reikia žiūrėti, kokią funkciją organizme pažeidžia. Ko aš negaliu daryti, kai man tai skauda, kai tai vyksta, kas stabdosi, kas trikdosi, ten plaučių ligos, ar ne, tai dažniausiai jos siejasi su tom situacijom, kurios slegia, yra neišspręstos, kur kaip akmuo krūtinę spaudžia, ar ne, negaliu atsikvėpti, negaliu niekaip pilnais plaučiais kvėpuoti, ar ne, tai kerta per plaučių sritį, bronchai, taip toliau. Ten, sakykime, žarnynas, tai situacijos nesuvirškintos. Man atrodo, jūs jau vis tiek dauguma tą psichosomatiką visą žinote ir skaitę, daugiau mažiau tų knygų dabar yra apie tas priežastis emocinės ligų. Bet jos sudaro apie kokią 20% ligos priežasties dažniausiai. Jeigu tai yra tik tokia paviršinė, bet yra ir kitų ligų, kurios yra kaip genetinės, sako, paveldimos, kurios, sako, nepagydomos. Jų priežastys tikrai yra jau ne tik psichosomatinės arba nepsichosomatinės, jos ateina, gali būti ir tos, nemėgstu aš to žodžio karminės, bet, sakykime, yra jos kaip karminės iš praeitų gyvenimų atsineštos, nes jeigu tai yra gimiau su tokia liga, kažkokia ten apsigimimu ar kažkokiu pažeidimu, sutrikimu, vadinasi, ląstelės besivystydamos mamos pilve nuskaitė mano sielos failus, informaciją ir vystėsi pagal tai, kas yra koks turinys tuose failuose. Ir jeigu yra kažkoks, tai, kaip sakau, apsigimimas, tai, tokia informacija, toks, negali kaltinti, kaip sakyt, magnetofono, kad diskas ten kažkoks pabraižytas ir biškai taip, ten kažką tai daro. Tai ne magnetofonas kaltas, tai ir net nieks nekaltas, šiaip tiesiog faktas yra, kad pabraižytas kompaktinis diskas. Tai lygiai taip pat ir su tuo vystymusi, ir su kažkokiom tokiom ligom, su kuriom gimstama, tai yra netrūkumas, tai yra tiesiog faktas, kad aš sukaupiau kažkokią patirtį praeityje ir dabar taip nusiskaitė. Ir ką aš galiu padaryti, tai aš galiu tiesiog pradirbti tuos praeitus gyvenimus, kuriuose ten kažką tokio padariau, dėl ko dabar, sakykime, turiu kažkokį apsigimimą, ar ne, kad tai nesikeltų į ateinančius gyvenimus, į ateinančius įsikūnimus, nebūtinai čia, gal kažkur kitur. Tai kaip tą padaryti, kaip ten tą pradirbinėti praeitų gyvenimų patirtis, tai nežinau, galvoju, gal prie to pačio papasakosiu, nedarysiu atskiro įrašo praeitų gyvenimų, nes tiesiog tai viskas vis tiek bendrai susiję. Jeigu jaučiam, kad ateina kažkokia situacija iš praeitų gyvenimų, viską galima ten pamatyti ir sutvarkyti. Tik vienas toks dalykas, vakar irgi kažkaip juokėmės su draugė, sakau, žmonės nori matyti tuos praeitus gyvenimus, jie pyksta, kad kažkas čia pribojo jų atmintį, ten kažkokie gal blogiečiai ištrynė, kažką ten uždėjo ribas, kad mes čia būtume kaip akli kokie kačiukai, nieko nežinotume. Bet realiai tai mes patys nesuprantam, ko mes prašom, jeigu mes norim prisiminti visus gyvenimus. Jeigu mes norim viską matyti, tai tiesiog perkaistų mūsų protas, ta prasme, netlaikytų informacijos gausos ir tą informaciją reikia suprasti, kad jinai nėra vien tik tai labai maloni. Reikia pirmiausia turėti labai tokią nemenką atsakomybės jausmą, prisimti atsakomybę nekaltinant savęs dėl to, ką gali pamatyti, nes gali pamatyti, kad, pavyzdžiui, turėjau ten vaikus ir palikau kažkokiam internatę, vaikų namuose, nes ale neturėjau pasirinkimo kito, ar ne, stovi širdis plyšta, vaikai paliekami kažkur kažkam, ar ne. Arba kad esu kažkokio kabareto kekšė, kuri ten su visais ir visaip ir visai be kaltės jausmo, ar ne? Arba ten kažkur kažką žudžiau, buvau budelis, arba, nežinau, riteris, ėjau į karus, galvas kapojau ir didžiavausi tuo, žinai, kad gerai pavariau.
Nu, ta prasme, yra visokių tų situacijų, kurios gali tikrai nebūtinai maloniai nuteikti. Aišku, buvo tų ir gražių gyvenimų turbūt, bet gražių mes dažniausiai nėra ką su jais daryti. Jeigu aš turiu čia šiame gyvenime kažkokią tai problemą, tai ją sukūrė tikrai ne gėlyčių skynimas ir ten namų puošimas. Ta situacija dažnai sukuria tokie dalykai, kur tikrai labai skauda matyti. Ir aš kai pradėjau matyti tuos gyvenimus ir dirbti su savimi, būdavo, kad aš savaitę, kaip sako, out iškrentu ir galvoju, oh my god, kaip aš taip, aš galvojau, kad aš balta pūkuota, kokia faina, aš čia gera, visiems linkiu meilės, visus myliu, o aš ten pamatau kažkokią nesąmonę, kur nežinau, ten požemiuose kankinau kažką, kalinius kažkokius, kurie ne pagal mano įsitikinimus ten kažką tai daro. Tai yra žiauru iš tikrųjų ir tu turi būti labai stiprus, kad tą suvoktum, suvirškintum, priimtum ir dar sugebėtum pradirbti, savo atleisti ir negyventi tame, ką pamatei. Nes realiai prasidirba tas gyvenimas ir jisai jau nebeįtakoja šiandienos. Tai aš taip, sakykime, tvarkiau ten santykius su sūnum vyriausiu, kuris mane muždavo, kol mažiukas buvo. Man tai buvo labai skaudu ir aš paskui pamačiau gyvenimą, kodėl taip yra, nes tiesiog jis buvo priešininkų ideologijos, ar ne, keitėsi kažkokią santvarką, ten tuos visus ten oponentus tuo meto valdžia gaudė, uždarinėjo į kalėjimo rūsius ir ten juos kankindavo. Arba atsiverti, priimi tai, ką mes atnešam gerą mintį kažkokią, arba. Tai visko ten buvo, iš tikrųjų buvo labai sunku, bet tą sutvarkius vaikas visiškai pasikeitė, mūsų santykis pasikeitė, aš pasikeičiau. Tai ir su tom ligom taip yra, vienas galima greičiau išspręsti, nuėjus į praeitą gyvenimą, kitas galbūt negalima išspręsti šiam gyvenime, ir nelabai jau ką ir pakeisti, tada reikia dirbti su priėmimu, kad aš priimu šitą situaciją, priimu taip, kaip jinai yra, tokia, kokia jinai yra. Kaip sako, keičiu tai, ką galiu pakeisti, susitaikau su tuo, ko negaliu pakeisti ir svarbiausia, turėti išminties atskirti vieną nuo kito, kad nesidraskyti ten, kur jau nieko negaliu pakeisti ir daryti viską ten, kur dar galima pakeisti. Tai su tom ligom vis taip gali būti, pavyzdžiui, sūnaus regėjimas buvo +8 mažiuko, dabar jau regėjimas +1, nedėjau jokių akinių, nieko, darėm šiek tiek tų mankštelių pagal Beitso metodą, bet pagrinde, kas liečia jo sveikatą, aš kokią 50 jo gyvenimo esu tvarkius, susijusių su viskuo, kas jis buvo, ką jis darė, mamos teisėmis, vaiko vardu labai daug galima padaryti iš tikrųjų ir tą dariau. Ir ten buvo visokie tie gyvenimai, kur ten kažkam tai gyvūnam akis bado, kur ten šulinius nuodija, kur ten medžius kerta, kur gyvūnus kažką ten tokio, kur chemikalus kažkokius kažkur pila ar išranda. Ten visko buvo ir pas visus mus to yra. Tai pradžioje aš, kaip sakau, pats lengviausias lygmuo, sakykime, turiu kažkokią tai tipo nepagydomą ligą, ar ne? Tai žiūriu etapais, ar tai emocinis susirgymas, pavyzdžiui, ten odos kažkokie niežuliai pabėrimai, gali būti stresas, įtampa, erzinimas, mane erzina, nervina. Jeigu tai jau eina giliau kažkur su tokiais įgimimais, ar ne, tada galiu mintyse sakyti, kad aš paleidžiu automatiniam pradirbimui visus praėjusius gyvenimus, kurie įtakoja šitą susirgymą, šitą sutrikimą. Tiesiog, ką reiškia, aš paleidžiu automatiniam pradirbimui visus praėjusius gyvenimus, kurie įtakoja tai. Tai reiškia, kad aš duodu komandą savo esybei, ten, kur yra visi failai apie mano visas patirtis. Čia kaip tas pats, kaip turiu kompiuterį, kol nepaspaudžiau mygtuko, tol jisai nieko nedarys, nei failas neatsidarys, nei išsitrins, nei parsisiūs kažkas, nei dar kažkaip. Aš turiu mintimi paleisti, komandą duoti, kad aš paleidžiu automatiniam pradirbimui tuos gyvenimus, kurie įtakoja mano dabartinę situaciją. Tas paleidimas, tai reiškia, signalas nueina į esybę, tenai surandami failai, failuose peržiūrima, kas dalyvavo tenai, kas ten įvyko, kaip ten buvo. Tada, sakykime, mūsų siela, ar ne, esybė, susiranda tuos žmonės, tas sielas, kurios susiję yra, su kuriomis kažką veikėm, darėm, ėjom, kariavom, bet ką. Ir padaro, ką reikia padaryti. Ten, sakykime, atsiprašo, atleidžia, nusiunčia energetinės kompensacijas.
priima energetinės kompensacijas, suvokimus, energijas. Viskas tarsi vyksta subtiliam lygmenį, kurio mes nematom ar ne, bet tam, kad tai vyktų, vis tiek reikia mūsų tokio sąmoningo suvokimo impulso, kad taip aš tai noriu. Ir tik neskubėkit to daryti ten su visom savo gyvenimo situacijom. Imkit ar ligas, ar santykius, ar kažką, etapais, palaipsniui, pavyzdžiui, užduodat savo klausimą, ką šiandien turiu išspręsti, kokia situacija yra pati paviršiuje, pati pirma prioritetas, ką reikia paimti, kad ją nuėmus, nulengvinus, jau kita visa irgi taip lengviau eitųsi. Tai nuo tų situacijų ir pradėkit, pavyzdžiui, nežinau, kaip pavyzdys, nežinau, ten tėvai geria, ar neina ten su jais bendrauti kažkas tokio, kaip man buvo ten, sakykime, ar ne, mama geria, aš paskambinu jai, aš negaliu su jai net kalbėti, nes, tiesiog mane nukirsdavo, ar ne. Tai ir sakau, kad, tada paleidžiu automatiniam pradirbimui visus gyvenimus susijusius su alkoholiu, kur pati gėriau, kur kažkas kitas gėrė, kur aš kenkiau išgėrus, kur man kenkė tie, kas gėrė. tą reikia suvokti, kad jeigu mane, pavyzdžiui, nervina išgėrę žmonės, tai nebūtinai kiti kalti, kurie alkoholį geria. Galbūt aš pati buvau tokia alkoholikė, tiek alkoholis man yra pakenkęs ir aš esu pakenkus, kad mane net purto nuo to, ar ne? Taip nėra, bet sakykim, kaip pavyzdys. Tai tą prasisprendus nusiima krūvis, svoris, ką aš esu pridirbus automatiškai, atsiriša mazgeliai su visais tais, kurie susiję yra tuose gyvenimuose. Tai ir su tom ligom, jeigu yra kažkokie ten sutrikimai atsiradę praėjusiuose gyvenimuose, tai irgi atsipalaiduoja, atsilaisvina tie mazgeliai, su jais yra daug lengviau, tiksliau, be tų mazgelių yra daug lengviau viską toliau judėti. Arba lengvėja ligos simptomatika, ligos eiga lengvėja. Tai tą reikia padaryti ir stebėti, žiūrėti. Tai ir kas dar svarbu su tais gyvenimais, ką galima, kad, sakykime, aš jeigu kažkokį praeitą gyvenimą pasikeliu, pamatau, o kaip jį pamatyti. Tai lygiai taip pat kaip vakar dieną. Jeigu reikia, užduodam savo klausimą, ar ne, pavyzdžiui, ar aš šitą situaciją galiu išspręsti nesikišdama sąmoningai į praeitą gyvenimą kažkokį. Gal užtenka tos formuluotės, kad aš paleidžiu automatiniam pradirbimui visus gyvenimus susijusius su tuo. Bet būna kartais, kad, pavyzdžiui, neprasisprendžia, kažkas kabo, kažkas kirba, vis tiek dar yra. Tada gali būti, kad jau reikia eiti ir konkrečiai žiūrėti, koks tas gyvenimas, kas ten vyko. Ir jį pamatyti nėra sudėtinga. Tiesiog, bet reikia tada labai konkrečios situacijos, kas yra. Sakykime, jeigu jau pradėjau, tai ir tęsiu toliau, sakykime, kodėl negalėjau kalbėti su išgėrusia mama. Aš tada konkrečiai prašiau, kad prašau man suprantamu būdu parodyti būtent tą gyvenimą, kuriame susiformavo šitą neapykantą išgėrusiai mamai. Ir žiūrim, kas jau ten tokio galėjo įvykti. Įsivaizduojam save kaip kokį tai režisierių, kuris kuria filmą ir jam reikia pastatyti kažkokį tai scenarijų sukurti, ar ne? Yra tema, mintis, ar ne? Kas ten tokio įvyko, kad aš negaliu kalbėti su išgėrusia mama. Ir man toks filmas, ar ne? Vaizdinys, kūrimas, fantazija mintyse, kad vaizdinys, kad aš skalbiu upėje, vanduo šaltas, ledinis, rankom labai šalta, už manęs stovi žmogus, tėvas, bet mintyse pojūtis, kad ten ir yra ta mama, tik tam gyvenime buvo tėvas. Ir išgėręs ir mane verčia dirbti, padarysiu aš iš tavęs žmogų, čia daryt kažką, skalbt, tiesiog vos nes tokia lazda kaip prievaizdas. Jeigu tu čia kažką, tai dar ir į kuprą gausi. Ir man tada daug labai taškų susidėliojo ant nes kol gyvenau pas tėvus, mano visos rankos buvo sąnariai, turėjau šalčio alergiją, kažkodėl tik rankoms. Nei kojų, nei kelienių, nei nieko sąnarių neskaudėjo, bet būtent rankų sąnariai ištindavo, sutrūkinėdavo, tik ateina žiema, viskas negali net atrodo sulenkti pirštų ir iš karto viskas. Sako šalčio alergija. Tai kai pamačiau tą gyvenimą, tos šalčio alergijos dingo, nes tiesiog atėjo suvokimai, iš kur tai yra.
Aišku, aš ten turėjau prasispręsti, neužtenka vien tik pamatyti, kas įvyko. Nu, pamačiau, ar ne, girtas tėvas verčia ten kažką dirbti, skalbti, daryti, aš ten net bijau atsisukti pažiūrėti. Klausimas, kodėl aš iš vis toje situacijoje papuoliau? Ką man su tuo reikėjo daryti? Ar aš neturėjau pasirinkimo? Ar aš negalėjau kažkur išeiti? Jeigu galėjau, kodėl neišėjau? Sau reikia kelti klausimus ir davesti save iki sprendimo. Man tenai, tai bebūnant, bekeliant savo šitos klausimus tam gyvenime, atėjo mintis, kad kažkur tai buvo tėvo sesuo lygtai, aš galėjau pas ją išeiti gyventi, bet neleidau savo apie tai pamastyti, nes jaučiau tokią kaip ir pareigą, prievolę, o tai kas mano tėvų pasirūpins? Aš privalau, nes jis be manęs prapuls. Bet čia iš tikrųjų yra tokia iliuzija, kurioje daug kas tiesiog ir šiuose gyvenimuose skendi. Nes mums kažkaip atrodo, kad be mūsų tai čia sugrius pasaulis, be mūsų tas žmogus prapuls, neišgyvens. Ar tikrai? Ar tikrai be mūsų jau čia neišgyvens kažkas, numirs badu, nusižudys, kas atsitiks? Mes įsitikinam, kad be mūsų tai čia kažkaip tik mes jau galim padėti, tik mes galim padaryti, niekas kitas nepasirūpins, turim verstis per galvą, aukoti sveikatą, ten kažką tai savo laimę, savo gyvenimo kelią pamiršti, sielos poreikius iš vis apie tai kokį kažkaip. Tai šito reikia nepamiršti ir vis tik pirmoje vietoje, bet kuriame gyvenime šiame ar ateityje ar kituose praėjusiuose, vis tiek esu aš Pirmiausia, reikia rūpintis savimi, savo keliu, savo misiją, dėl ko aš čia gimiau. Tai aš ten pamačiau, kad aš turėjau galimybę išeiti, turėjau galimybę nugyventi gana neblogą gyvenimą, ištekėti, bet to neįvyko, nes aš tiesiog gyvenau su tėvu, kuris mane engė, mušė, vis taip smurtą naudojo ir tiesiog nieko nekeičiau, nes ir bijojau, ir nepasitikėjau ir taip toliau. Tai pamačius tai, galima ir reikia tame gyvenime baimę savo keisti į drąsą, nepasitikėjimą į pasitikėjimą. Mentalinis, tas toks emocinis pokytis praėjusiame gyvenime padaro pokytį čia ir dabar. Jeigu aš čia ir dabar susidursiu su situacija, kurioje man reikės kažką priimti sprendimą, keisti savo gyvenimą, tą gyvenimą nesutvarkius, jis mane įtakoja čia ir dabar, ar ne? Susiklosto panašios situacijos. Ten turėjau priimti sprendimą ir kažką keisti savo gyvenime, ir čia turiu priimti sprendimą ir kažką keisti savo gyvenime. Jeigu tenai aš nieko nesutvarkau, tenai esanti baimė ir nepasitikėjimas atiteka į čia ir dabar. Ir čia dabar aš irgi bijau ir nepasitikiu priimti sprendimus. Jeigu aš tenai sutvarkau ir išnulinu, kaip sakant, išlyginu situaciją, nebelieka baimės, nebelieka nepasitikėjimo, atsiranda postūmis tenai ta energija tokia, kad taip, aš galiu, reikia, darau, o kas tokio? Ta energija, jinai niekur nedingsta, jinai atiteka į čia ir dabar. Ir man šioje situacijoje, šiame gyvenime, kai reikia kažką keisti, priimti sprendimus, aš einu su drąsa, su pasitikėjimu, nes aš galiu, o kodėlgi ne? Tai kokia yra reikšmė ir svarba praėjusių gyvenimų, kodėl juos reikia tvarkyti ir kokią jie įtaką daro, kai sako, kad geriau ten nelysti, nežiūrėti, nelandžioti be reikalo. Taip, be reikalo, ten tikrai nėra ko landžioti, ten tikrai nėra ko norėti žinoti viską. Aš tik sakau, kad tikslinga yra susitvarkyti tai, kas man trukdo čia ir dabar. Tai, kas įtakoja mane čia ir dabar. Tos situacijos, kurios man kyla ir per kurias aš negaliu atsiskleisti kaip esybė, kaip kūrėjas, kaip belekas, kas tik nori šiame gyvenime būti, tas situacijas reikia grįžti, keisti ir tvarkyti ir žiūrėti, iš kur tai kyla. Ir kai tą priimi, tą situaciją tokią, kad tai mano buvo sprendimas toksai, kad tėvas toks buvo, koks buvo. Ten mintyse, tarsi tam praėjusiam gyvenime daug kas išsilygino, daug ką supratau. Tie suvokimai atsisiuntė, energijos atsisiuntė, kas atsitiko šiame gyvenime. Man nebekilo problemų kalbėti su mama ir negana to, jinai dabar galvoja, kiek ten praėjo laiko, nepilnai pusmetis, gal jinai iš vis nustojo gerti. Ta prasme, nebeliko problemos. Aš nebepykau,
jinai nebegėrė. Ir po šiai dienai jinai negerėjo, dabar galvoju, kiek jinai metų nevartoja visai alkoholio, 8 gal metai. Kaip vėjūnė, gimė paskutinė dukra, tai nuo to laiko kažkaip ir nebegeria. Viskas. Tai va taip sprendžiasi tos problemos, taip daug kas keičiasi, tik viskam reikia kantrybės, įdirbio, bandymo, to tokio nenuleisti rankų, ieškoti atsakymų, kelti klausimus. Ir viskas ten susidėlioja, viskas būna gerai. Tai vat, dėl kitos temos žiūrėsiu, gal dar šiandien įrašysiu. Iki.